Sveiki kolegos, sveikas Mariau, taip labai neformaliai. Pasisveikinsiu, nes nors ir asociacijos nacionalinis interesas pirmininkas, lyg tai viršininkas, bet kažkaip pas mus niekaip nesigauna nestatutiniai pas mus tie santykiai. Tai vat, ir tema tokia įdomi tąja prasme, kad turim ką pristatyti. Jau antras numeris laikraščio nacionalinis interesas. Leidžiam savo jėgomis, leidžiam niekieno nefinansuojami, bet stengiamės kiek įmanydami pasiekti skaitytojų. Juolab, kad vis dėlto interneto sklaida pas mus Lietuvoje nėra dar tokia lygtai aukšta. Yra žmonių, kurie spauda popierinę, ar ne, kolega? Taip, internetinė nori sklaidą daryti geresnį, iš tikrųjų reikia ir investuoti daugiau pinigėlių, nes kadangi vis tiek veikia tam tikri indeksavimo mechanizmai, tokie kaip SEO ir visa kita, kol kas dar nelabai tikslinga tą daryti mums. Todėl iš tikrųjų internetinė ta sklaida praktiškai vyksta į tos žmonės, kurie yra potencialiai mūsų artimiausi nariai. Kol kas, kaip aš kažkada ir vienoj paskaitoje viešųjų ryšių, kadangi diskutuoju, pristatau savo asociaciją, kai reikia kažką pristatyti. Tai aš sakau, šiuo metu ši asociacija nėra skirta visiems. Tai asociacijai žmogus turi subręsti, sunokti. Todėl pažiūrėjau laikraštį irgi mes dabar šiuo metu irgi dalinam būtent į tos žmonės, kurie jau daugmaž yra pasiekę tokį tam tikrą pasiruošimo lygį stoti šią asociaciją arba būti jos rėmėjais. Kodėl taip sakau? Nes iš tikrųjų asociacija nėra tiesiog kaip dauguma kitų organizacijų, kad tiesiog ateini, parašai anketą ir įstoji ir tu esi. Ne, tu turi atitikti dėl to sutikti su tais punktais, kurie yra parašyti, turėti panašią pasaulėžiūrą. 48 tie punktai. Jo, 48 punktai. Ideologiniai punktai. Gana didelis nario mokestis, nes kad galėtume šitą laikraštuką įsileisti iš tikrųjų. Turime išmokti ir patys save finansuoti, turime būti politiškai apsišvietę, turime būti organizuoti. Todėl esmė galbūt ne tai, kad kuo daugiau žmonių surinkti, bet kokybė svarbiausiai, būtent tą. Taip, būtent tas dalykas yra svarbus, nes iš tikrųjų tekę savo akimis, pavyzdžiui, man matyti nuostabias visuomeninės organizacijos, kurios pradėjo staigią plėtrą ir praktiškai tos organizacijos po pusės metų virsdavo diskusijų. Kokių diskusijų? Barnių klubų virsdavo. Susidarydavo grupelės įvairiausias. Iš tikrųjų, mes ir šitame laikraštyje skiriam daugiausiai dėmesio, vis dėlto mes skiriam dalykam vertybiniam, ideologiniam. Be abejo, mes negalim iškristi iš konteksto, mes negalim nepaminėti tokių įvykių, kaip ir tas kainų skandalas, reikalai susiję su nacionalinė gamyba. Tiesą sakant, mes dar dabar einam iš profesinių sąjungų surengto renginio dėl naujo darbo kodekso ir tiesą sakant, mūsų pozicija labai artima profsąjunga. Mes, pavyzdžiui, mūsų įsivaizdavimas, tie darbo santykiai, kolega. Iš tikrųjų, dabar tie, kas dabar vyksta Lietuvoje, tie darbo naujų santykių įvedimas, iš tikrųjų, yra bendra, galima sakyti, ne tik europinė, bet ir pasaulinė tendencija, nes panašius dalykus vyktų ir Prancūzijoje, neseniai įdegė Suomijoje, vėl apkarpė profsąjungų galia Suomijoje, o Prancūzija irgi truputėlį švelnesnį modelį bando pritaikyti, bet prancūzai, jie kovoja iki dabar, vakar žiūrėjau video, vyko vėl protestai, susirėmimai, blokavimai kelių ir sakyta, ten žmonės kovoja. Pas mus, aišku, žmonės kažkiek irgi kovoja, bet dar yra nepakankamai, nes kadangi tiek ir profsąjungų susiskaldymas gana didelis, žmonių galbūt ir tas aktyvumas. Ir dar vienas svarbus dalykas, tas, kad be abejo mūsų ta stiprioji dalis aktyvioji žmonių yra išemigravusi, todėl ne veltui mes ir orientuojamės ir užsienyje gyvenančius lietuvius. Šis laikraštis be abejo kaip ir pirmasis keliaus į Londoną. Londone kaip ir neformalus mūsų skyrius irgi formuojasi. Tada nepamirštame tautiečių, kurie yra migravę, mes juos informuojame apie naujienas, kokios vyksta Lietuvoje, mes juos kviečiame atvykti į Lietuvą, mes juos be tų laikraščių siuntimų yra ir daugiau idėjų, tenas, kaip Vitalijus pasakoja, galbūt net vaizdinės medžiagos iš jų pusės bus. Reikia iš tikrųjų permastyti iš tikrųjų visą tą ideologinį, tą konceptą, kuris yra Lietuvoje ir kuris iš tikrųjų netenkina. Lietuvoje nėra iš tikrųjų nei normalios tautinės, nei normalios kairiosios organizacijos šiuo metu, neskaitant mūsų, kurie mes dar bandome eiti tų kelių, dar kadangi jauna organizacija esame. Nėra kairiosios, kurios nuosekliai kovotų, tarkim, uždirbančių žmonių interesus, bet tuo pačiu nebūtų ir kosmopolitinė, arba atstovauti vien kaip eurosocializmo idėjas tam tikras. Tai mes bandome... Sakykim, kolega, atsiprašau, tai net ne socializmo idėjas, iš tikrųjų tai yra liberaliosios idėjos, pervirškintos tokių sisteminių, sistemizuotų jau kairiųjų partijų, kaip ir tiesą sakant, mūsų socdemus galim paminėti, nes tai yra kairioji partija formaliai, nes atsiprašau, kad pertraukiau, iš tikrųjų
einam būtent iš profesinių sąjungų mitingo, kur profesinės sąjungos protestuoja prieš valdančiuosius, kurių yra dauguma, yra socdemai. Nu, tai yra absurdas, bet mes gyvenam būtent tokioje sistemoje. Tai atsiprašau, kolega, kad pertraukiau. Net ir matosi iš tikrųjų, kadangi, nenoriu aš labai būti žiaurus, iš tikrųjų kritikuojant profesinės sąjungas, bet akivaizdu, jeigu profesinės sąjungos kiek ten 50 000 yra narių, šį dabartinį mitingą buvo apie 300 žmonių. O klausimas sprendžiasi toks labai svarbus, manyčiau, profsąjungoms ir apskritai dirbantiems žmonėms šis naujas darbo kodeksas palies virš milijono Lietuvos dirbančiųjų žmonių. Buvo mitingas surengtas tam, kad užsidėt pliusiuką, kad mes atliekam kažkokią veiklą. Bet ne dėl to, kad iš tikrųjų būtų siekiamas tam tikras tikrai politinis spaudimas. Tikram politiniui spaudimui be abejo reikia investuoti lėšų, reikia daryti plačią koaliciją šio klausimu. Deja, nepastebėjom kažkokio ypatingo bendradarbiavimo su visokiom vyriausybinėm organizacijom, nors kolega bandė užmėgsti ryšius. Deja, visi atskirai kažkur kažką daro, gaunas kelių šimtų žmonių mitingas. Taip, laikinai dabar tas darbo kodeksas yra atidėtas. Bet aš manau, kitos savaitės. Bet aš manau realiai, kad čia daugiau yra rinkiminiai klausimai. Iš tikrųjų, čia dvėjoja, nori pasiviešinti, pasipijarinti, bet iš tikrųjų šiuo metu darbdavių lobizmas yra daug stipresnis negu dirbančių žmonių, kurie yra gal per daug paveikti individualizmo, gal jų visos tos organizacijos yra kišeninės, gal turinčios savų interesų iš tikrųjų ir realiai nestovauja tų dirbančių žmonių interesus. Mūsų irgi organizacijos vienas iš kūrimosi tikslų buvo irgi tiek atkurti nacionalinį suverenitetą bei kultūrinį, ekonominį, teisinį, kultūrinį savarankiškumą. Taip pat ir atstovauti tos dirbančius žmonės, kurios niekas nestovauja. Taip, mes šiuo metu negalim labai stipriai atstovauti žmonių, nes esame dar ganėtinai jauna organizacija, per mažai žmogiškų resursų, materialių resursų. Bet mes ateiname į tas organizacijas, mes pašnekam su žmonėmis, mes jums duodame spaudą. Ir manau, ateityje, kelių metų laikotarpyje, Lietuvoje yra didesnė alternatyva, būtent šitam betvarkiai. Kolega, tarp kitko, išduosim paslaptį, koks buvo vienas iš variantų organizacijos pavadinimo? Alternatyva Lietuvai. Jo, ir tiesą sakant, tas variantas buvo labai svarstomas, bet dėl tokio dviejopo skambesio jis buvo tada dėja atmestas. Tų darbo vietų Lietuvoje tiesiog nėra. Žmonės tiesiog turi išvažiuoti, nes Lietuvoje nėra kur dirbti. Negi viskas iš tikrųjų pas mus jau taip tragiška, kad jau nėra perspektyvų. Na, prisiminkime iš tikrųjų atvejus, kadangi kai stojome į Europos Sąjungą ir keli metai po, kai reikėjo keisti tam tikrus darbo standartus, bankrutavo daug gana didelių įmonių. Aš kaip pavyzdį dažnai pateikiu, pavyzdžiui, Panevėžio Ekranas. 2006 metais jame dirbo dar 4200 darbuotojų, vien pačių įmoniai. Be abejo, aplink pačią įmonę visą laiką būna kitokių visokių mažų įmonėlių, kurios aptarnauja. Nu, ten vežėjai visokie ir taip toliau samdomi laisvai. O tai Panevėžiui netikimas tokio kapitalo, tokios gamybinės įmonės yra tai didžiulis peilis. Kada kyla pati ta koncepcija dabar, kai dabar yra stoja Europos Sąjunga, kad kiekvienas už save, kaip savo vidinės rinkos, kaip nesaugom, nėra kaip ir mokesčių, tai lyg tiksliau muitų, noriu pasakyti, tai natūraliai, kad, pažiūrėjau, net laiko kai kurį mūsų gamybą, kai kurį mūsų pramonė konkurencijos, tarkim, su tais plačiais vokiečiais, kurie greičiausiai dotuoja savo pramonę, savo eksportuojamas prekes. Kadangi buvo Ekranas irgi kaip ir galėjo būti ir nacionalizuotas ir paliekant. Gerai, ten, tarkim, pelno kažkurio momentu neneštų iš tikrųjų, bet vien išsaugotų, kad 4200 darbo vietų išsaugojimas, kiek tai liečia gyventojų, gal kokie 7-8 tūkstančiai liečia, 10 000 gyventojų, kurie grinai gyveno iš to, šeimos, nariai, sakyta. Panevėžio tai buvo labai ženkli dalis, tiesiog yra pažįstamų, kurie ten dirbo ir čia buvo labai ženkli dalis iš tikrųjų. Tai nacionalinės gamybos kaip po tokios atkūrimas, jisai vėlgi kertasi, kaip mes suprantam, su interesais tų pamatinių Europos valstybių, kurios vadiname lyderiaujančių vadinamų, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, žemės ūkiai, remt savus žemės ūkio gamintojus, pavyzdžiui, prancūzai sugeba, italai sugeba, jie tai daro per mokesčius, tarkim. Jie pavadina, kad tai yra kooperatyvas socialiai svarbus ir jie remia per mokesčius. Mūsų atveju tai vėlgi nevyksta, nes iš tikrųjų ir šitam mūsų laikraštį mes tas dvi temas palėtėm. Tai yra tema maisto gamyba ir antra tema tai yra būtent gamyba pramoninė. Dar vis dėlto norėjau grįžti prie dalykų galbūt tokių pamatinių, ideologinių, nes iš tikrųjų pas mus ideologinė ta sudėdamoji yra svarbi, nes be pamato nieko ir nepastatysi, ant smėlių nieko nepastatai. Ir paties tema paliesta būtent apie kairės dešinės
savoka, tai kolega gal šiek tiek plačiau. Labai plati tema, iš kur gana ir ilgas tekstas, aš yra parašytas ta tema, parašiau aš gal prieš realiai, jisai sukurtas prieš pusę metų, dar biškai truputėlį padailinau. Realiai, iš tikrųjų, galima sakyti, mūsų kaip ir tautinė, ten nacionalinė ideologija visą laiką būtų siejama su dešinė kažkodėl. Tai visą laiką įprasta. Jeigu ten, tarkim, koks nors ten tautininkas, nacionalistas, tai patriotai, organizacijos yra dešinė. Būtinai dešinėje, realiai, bet iš tikrųjų tai ne visai atitinka, nes kas yra dešinė, apibrėžiama. Dešinė dažniausiai yra už rinkos ekonomiką, pasisako. Dešinė dabar iš tikrųjų pasako už tam tikrus geopolitinius irgi santykius, irgi vienos krypties. Bet čia į tą nesigilinsime. Faktas tas, kad iš tikrųjų realiai, nors ir tai deklaruojame, iš tikrųjų nėra taip, kad vien tik tai yra dešinė. Yra, galima sakyti, aš dar kaip pats buvau partinis, tuo metu Tautininkų sąjunga, buvo 3 kryptis. Tai buvo dešinė, tenais tautiniai konservatoriai, kairė, tautinė kairė ir nacionalliberalai, galima sakyti. Tai tam tikra yra miesto buržua, jie kažkokią smulkų verslą turi, jie tokie tautiškai liberalūs yra. Kadangi dabar irgi artėjant krizėm žmonių švietimuisi, iš tikrųjų mano pačio irgi kairė iš dešinės į kairę perėjau 13-14 metais, kadangi aš mačiau, kad vis dėlto neužtenka vien sakyti patriotinius šūkius, reikia gilintis ir ekonominius dėsnius ir pamačiau, kad būtent ta dabar dominuojanti ekonominė paradigma yra neteisinga. Mums iš tikrųjų būtina labiau perėti prie socialinio teisingumo klausimų iš tikrųjų visiems nacionalistams, tautininkams. Kadangi neturint savarankiškumo, neturint ekonominio savarankiškumo, ekonominio nacionalizmo, galima taip įvardinti, mes negalėsim apsaugoti ir tų pačių savo tautinių, galima sakyti, interesų. Kodėl? Nes, pažiūrėjau, žmonės, jeigu neturi čia Lietuvoje darbo, jie natūraliai emigruoja. Kadangi žmonės emigruoja, trūksta darbo jėgos, anksčiau ir vėliau. Kai trūksta darbo jėgos, automatiškai darbdaviai, kaip ir pramonininkų konfederacija, dabar kelia klausimą. Reikia įsivesti 50 000 migrantų. Taip, kolega, būtent atsiprašau, kad pertraukiu. Padėtis yra tokia, kad darbo jėgos gali ir būti, bet jeigu yra galimybė atsivežti pigesnės darbo jėgos, tai yra savo darbuotojas, savo bendrapilietis pasidaro tiesiog per brangus tuomet tam darbdaviui. Tai va, aš atsiprašau, kad pertraukiu. Tai dėl to irgi reikalingos, galima sakyti, tautinės krypties profsąjungos, kurias būtent gintų Lietuvos piliečių interesus, uždėtų kiek įmanomai didesnį pinas stambiam kapitalui, kad jie čia lengvai nesivežtų darbo jėgos iš kitų šalių. Galiu pasakyti, kad šiuo metu tai vis dėlto vyksta. Tarkim, iš Ukrainos yra per metus atvyksta apie gal 1000 žmonių dirbti. Čia gerai, ukrainiečiai mūsų daugiau. Neužkliūna jie mūsų iš tikrųjų kol kas, nes jie kaip ir atrodo kaip tokie patys, kaip ir mes žmonės. Ne, ten kolega, atsiprašau, aš vis dėlto paprieštarausiu, su ukrainiečiais yra padėtis dar iš kitos problemos, aš vis dėlto bijau, kad kildinama. Ukrainiečiai dirba, pavyzdžiui, Klaipėdoje, dirba tuose darbuose dirba, kur nėra jau mūsų darbininkijos. Sakykime, nuo 95 metų nėra ruošiami Lietuvoje aukštą išsilavinimą turintys metalo apdirbimo specialistai. Ukrainiečiai tokius specialistus turėjo. Nepakankamai ruošiama suvyrintų, būtent tų darbininkiškų specialybių. Ir čia, sakykime, kita problema atsiranda. Kyla klausimas, o kodėl, pažiūrėjau, ruošiama tiek daug politikos mokslo juristų, ekonomistų, vadybininkų. Kam to reikia? Jie visi po to migruoja dirbti į Angliją. Gal nepaprašiau ruošti iš tikrųjų tokius specialistus, kurie tikrai reikalingi. Tai kolega, kam to reikia? Jeigu pigios studijos sąnaudų prasme, o už tas pigias studijas aukštoji mokykla gali paimti gerus pinigus. Kadangi tokia kaip aukštasis mokslas virsta kaip ir komercija, tada vėl tenka, manau, permąstyti visą apskritai švietimo politikos kryptį. Kas yra ruošiami? Ar yra ruošiami pigi darbo jėga europiniai rinkai, kaip beje esu matęs savivaldybės strategijos kai kuriuose? Ar mes ruošiame būtent specialistus, darbo žmonės Lietuvos rinkai, Lietuvos pramoniai, apskritai, kurie čia galėtų žmonės dirbti, gyventi Lietuvoje? Dėl to reikia daug ką permąstyti, iš esmės pačią visą tą koncepciją švietimo sistemos. Tuo ir užbaigim, tai yra laikraštis. Klausimas didžiausias, kaip jį gauti. Iš tikrųjų, mes neturim galimybių platinti per paštą, neturim galimybių platinti per spaudos kioskus. Tai kokie pas mus kontaktai yra. Tai, kaip ir minėjo, kolega minėjo, tai yra jau praktiškai pradėjęs formuotis Londono skyrius, tai yra kontaktai yra internete. Vilnius, Kaunas, tai yra mes atiduodam tiesiogiai, Kaune kolega. info@kulgrinda.lt, tarkim, galima šitą arba surasti mane Facebook'e.
socialinius tinkluose Marius Jonaitis. Aš Vitalijus Balkus irgi taip pat galima surasti per Facebooką, jeigu kas, vitalijus.balkus@gmail.com. Dalis laikraščių bus perduota į Radviliškį, koordinatoriai vietos. Tai bus Vytautas Burbulis bus, irgi galima surasti Facebook'e. Ir Utenoje Eitvydas Galvytis. Dėl kitų koordinatorių ir stacionarių taškų platinimo bus paskelbta tiesiog puslapį Interesas.lt. Manau, kad jau 3 numerį išleidžiant bus pakankamai nesudėtinga įgauti, bet kol kas susisiekit su mumis. Viso gero. Sėkmės.